Mauzeri, jūs atsakykit, pirmiausia, aišku, savo nemeluodamas, ir aišku, gerbiamam žiūrovui. Ar jums Juozuko Statkevičiaus veidas nepanašus kartais į seną susiraukšlėjusią kavos pupelę? Įdomi pradžia. Nu, žinokit, net nežinau. Nes man labiau panašus į kokį nors ten kyvį ar ananasą. Bet žinokit, jis labiausiai panašus tai į seną susiraukšlėjusią kavos pupelę. Ir nebereikalo, kaip cikis, Juozuko veidas puikuojasi ant Juozuko vardinės kavos pakelio. Juozukas gamina savo kavą. O iš kur pas jį kava? Iš kur. Sėda, reiškiasi, Juozukas į transporto priemonę ir lekia į Kolumbiją. Ir Kolumbijoje jis eina per džiunglės ir žiūri krūmuose slepiasi tokie pikti, pilki partizanai. Tada Juozukas nuo jų pabėga ir kągi jis pribėga valstiečio fazendą. Tai ten ne Juozuko kava, ten kolumbiečio, valstiečio. Juozuko. Kolumbietis Pablo, reiškiasi, paduoda gorstkę kavos pupelių Juozukui. Juozukas išsirenka tik kelias, geriausias, nes Juozukui rūpi ne kiekybė, o kokybė. Ir tada jis grįžė su tom keliom kavos pupelėm į Lietuvą, parodo jas į Gaupfachtaitę ir Flečeriui. Ir jie gyrė, nes jie gyrė viską, ką jiems Juozukas parodo. Kava fantastiška, sako Gaupfachtaitę su Flečeriu. Žinot, ką aš jums pasakysiu? Sakykit. Labai ilgas Juozuko kelias kavos. Kai atkučiūrinė kava, tai ko jūs norit? Akivaizdu, kad Maldeikienė iš tos kavos negers. Bet kaip jau ją siurbčios visi bohemšikai ir tusovšikai, ne ta žodis, iš dideliausių arbatinių padukų. Man tai keistas Juozuko pasirinkimas. Kodėl jis neina pramintų keliu? Bet, pavyzdžiui, Uspaskich Viktoras išleido savo veido ir vardo agurkus. Ir į tuos agurkus lietuvaičiai kaip kiaulės. Tai kodėl Juozukas negalėjo? Aš jums atsakingai pareiškiu. Juozuko, agurko lietuvaičiai nepirks. Ir nemaumos. Nu, kodėl? Nu, aš jaučiu ir viskas.